Taigi sveiki visi, su jumis Karistis LTU. Šiandien mes žaidžiam Knockoutą per Roblox, aišku. Ir svarbu priminti jums vieną dalyką. Tikriausiai jūs žinot, pasiekėm kem 7 subus, kaip matot. Ir todėl mes darom šitą video. Jeigu norit kitų Roblox gėjimų, pakomentuokit ir mes žaisim. O dabar šokam į video. Nu jau. Ok, tai mes pradėjom gėjimą. Aš kol kas dar neiškritau. Ok. Nu, jo. Ok. Ir tai mes... Please, kad pataikyčiau. Žiūrėk. Oh, shit. Ai. Ok. Man rodos vis tenais varys. Oh, shit. Nu. Ne, pralašiau. Ok. Tai kaip matot, pagrindė jau supratom žaidimą. Mums tiesiog reikia kiekvieną... What the heck? Tarim, varom į kitą gėjimą. Ok, dabar mes žaisim labai creepy gėjimą, kuris... Ok. Tai mes čia liktai save, bet ten, va, kur ready yra, nebe save. Tai nieko nelaukiam. Einam. Ai, dar ne viskas. Dar 6 sekundės. Man rodos, aš po šito video, jau triusiukai išimti ir į dušą būtinai. Ok, dabar mums reikės būti labai. Parau, rimtai, aš, tipo, man nėra 18 metų, tai man, Gerai, atvarim kitą gėjimą, pavadinimo taip ir neįsižiūrėjau, bet čia vėsą reikia žaisti. Todėl, jo. Ai, nes journal ir aš šokį profą. Mano bus flagai. Ok. Ai, ir aš dabar valgau senelių pagamintą džiovintą skanų patiekalą. G1 dan. Mes kol kas labai pralošim. Visau koks, please, man. Bet laimėjom, hebra, mes laimėjom. Hebra, mes laimėjom. Liko 1. Ir aš laimėjau. Kiek kartų aš laimiu, tiek padauginus iš 10 skaičių, tiek laikų turim gauti. Ir kol kas 3 kartus. Ne, tik ne šitas palygino, kodėl? Ne, pralaimėjau. Ok. 2 laikų ir šitas video baigėsi. Su jumis buvo Karistis LTU, subscribe, like, viso gero.